Sveiki. Kartais ateina įsigąsdinę klientai ir sako, aš negaliu turėti to ir to, nes mano juodasis mėnulis ten ir ten. Negaliu būti su tuo žmogum, nes mano juodasis mėnulis sutampa su to žmogaus to ir to ir taip toliau. Tai galiu nuraminti ir visada nuraminu, kad džiotiška astrologija yra gerokai daugiau svertų, kurie leidžia pakankamai konkrečiai ir net tiksliai įvardinti įvairias gyvenimo sritis ir apie suderinamumą aš truputėlį pakalbėsiu plačiau, kad suprastumėt, jog tikrai joks juodasis mėnulis negali nulemti, kad jūs negalite būti su tuo nuo žmogumi ir taip toliau. Ir aš kuo puikiausiai suprantu, kad kiekvienas atėjęs žmogus nori konkrečiai žinoti atsakymus į klausimus tokius kaip ar aš sukursiu šeimą, kada tai vyks, ar aš susilauksiu vaikų, ar aš galiu imtis nuosavos individualios veiklos, ar man geriau dirbti samdomą darbą, ar man likti gyventi Lietuvoje, ar važiuoti į užsienį, kada aš pagaliau įsigysiu savo būstą ir taip toliau. Tai aš manau, kad tokia ir turi būti astrologijos paskirtis, kad ji padėtų žmogui suprasti jo paties gyvenimo kelią, apie ką šitas jo gyvenimo kelias, kokia šito gyvenimo kelio kryptis ir kad duotų atsakymus į labai konkrečius klausimus. Nes, kitu atveju aš nežinau, kam tada astrologija būtų reikalinga. Ir svarbiausia, kad astrologija turi būti mokslinė. Mokslinė tai reiškia paremta tiksliais skaičiavimais. Ir jeigu kalbame apie džiotišą astrologiją, ji turi būti paremta sanskrito šastromis. Tai yra labai labai svarbu. O pasiskaityti, kas yra juodasis ar baltasis mėnulis, tai galima internete. Jeigu mokate anglų kalbą, tai nėra sunku padaryti. Tiesiog keliaujame, atsidarome Google viską gali ir skaitome. Ir štai randame, kad Lilit tai yra fiktyvus, nematomas mėnulis. Ir pirmą kartą jisai paminėtas 1918 metais astrologo, kuris save pasivadino Sefariel. Ir šitą vardą Lilit jis paėmė iš viduramžių žydų legendos. Čia taip rašo, viduramžių. Ir ji yra pirmoji Adomo žmona. Dar 20 metų prieš tai antrąjį mėnulį atrado vienas mokslininkas, bet vėliau buvo paneigta, kad toks mėnulis neegzistuoja. O Sefariel tiesiog ignoravo tą faktą, kad šitas mėnulis neegzistuoja. Ir taip pat, kasgi yra tas Lilit vardas, ką jisai reiškia. Lilit tai yra moteriška demoniška figūra iš žydų folklorų. Ir ji yra kildinama iš Mesopotamijos demonės vardu Lilu. Tai čia yra Babilonas. Ir jos vardas įprastai yra verčiamas kaip nakties pabaisa. Ir šitas kultas susijęs su Lilit išliko pakankamai ilgai iki 7-ojo mūsų laikų amžiaus, nors ten prieš tai rašė, kad paimta iš viduramžių legendos. Na, čia 7 amžius dar nelabai viduramžiai. Žodžiu, yra pabaisa, vaikų žudikė ir taip toliau. Apie tai galima pasiskaityti internete. Šiomis dienomis šiuolaikinėje vakarų astrologijai Lilit arba juodasis mėnulis tai yra taškas gimimo horoskope. Tai yra mūsų gerai žinomo mėnulio, to pirmojo mėnulio orbitos taškas toliausiai nutolęs nuo Žemės, o baltasis mėnulis Selena yra to paties mėnulio taškas, kuomet jis yra arčiausiai Žemės. Ir kaip aš suprantu, ką atradau iš interneto, tai kad juodasis mėnulis yra tiesiog naudojamas šiuolaikinėje astrologijoje ir tai yra susijęs su šiuolaikiniais astrologais ir ypač su astrologais iš Rusijos, su Globos astrologijos mokykla ir taip toliau. Tai man atrodo, kad gerai panagrinėjus medžiagą, pasiskaitinėjus, kas tai yra, galima
atmesti savo įvairias baimės į šalį, juo labiau, kad kiek man teko pačiai susidurti, juodasis ir baltasis mėnulis jo aprašai duoda pakankamai tokią abstrakčią informaciją, kurią sunku patikrinti. Jis taip pat yra susijusi ir su praeitais gyvenimais. Ir jeigu kalbėti apie tokius įvairius fatališkus taškus, tai aš noriu pasakyti, kad džiotiša astrologija, pavyzdžiui, jeigu mes paimsime metinę prognozę, tai reiškia prognozę nuo gimtadienio iki gimtadienio, aš čia tiesiog įsivedžiau fiktyvius duomenius šios dienos, kada įrašinėjau šitą video, tai metinėje prognozėje taip naudojami šahams, jie yra iš persų astrologijos. Ir čia jau yra persipinusi tiek persų, tiek senovės indų astrologija. Ir va šitie vat šahams yra tokie specialūs taškai, kurie vėlgi leidžia, sakykime, įvertinti, ar tais metais įvyks kažkas svarbaus. Sakykime, pavyzdžiui, jūs gali ištikti liga, galite išvykti į kelionę, galite susilaukti vaikų, galite imtis prekybos, galite tuoktis ir taip toliau. Ir šitie taškai man iš tikrųjų primena ir ką teko studijuoti anksčiau, kas yra susijęs su vakarų astrologija. Tai norėsiu dar kartą su jumis pasidalinti. Ne šitą atsidariau, to jaus minutėlę parodysiu. Specialūs tokie arabų paskaičiuoti taškai. Savo laiku tuo domėjausi. Ir yra toks vienas tekstas vieno astrologo Bonati parašytas lotynų kalba, tai yra 13 amžiaus tekstas, kuris įtraukia tokius specialius taškus, 97 taškus, kurie yra susijęs su praktiškai visomis gyvenimo sritimis ir leidžia pakankamai konkrečiai pakomentuoti. Ir savo laiku aš buvau įsigijusi tokią knygą ir skaičiau, studijavau, bet visada žinau, kad keliausiu su džiotiša astrologija toliau, tai tiesiog ir dėl laiko apimties neturiu galimybės studijuoti. Tai aš manau, kad šitie taškai gali turėti gerokai didesnį svorį, kaip ir mano minėti šahams naudojami džiotiša metinėje prognozėje, taip ir šitie. Ir dar noriu pasakyti, kad klasikinėje graikų astrologijoje, kuri yra pamatas šiuolaikinės vakarų astrologijos, ten nėra nei juodojo, nei baltojo mėnulio. Apskritai, vakarų astrologija išliko arabų dėka, matomai jie atliko pakankamai daug įvairių paskaičiavimų ir vieni iš jų yra būtent šitie vadinami specialūs taškai įvairioms gyvenimo sritims. Ir vienas iš tokių pagrindinių klasikinės graikų astrologijos tekstų tai yra Klaudijaus Ptolemėjaus Tetrabiblos, tai yra 1 amžiaus tekstas ir jį netgi galima įsigyti Lietuvoje. Štai matau, knygos LT portalas parduoda. Tai čia taip pat nerasite nei juodojo, nei baltojo mėnulio. Tai manau, kad nėra ko bijoti. Dabar dar trumpai noriu apibendrinti, sakykime, suderinamumo temą. Jeigu jūs baiminatės, kad juodasis ar baltasis mėnulis kažkokiu tai būdu gali pakenkti jūsų santykiams ir tuo pačiu parodysiu, kad esu įkėlusi savo YouTube kanale 2 video. Tai čia yra grojaraštis mano kanale, kaip pasiruošti astrologiniai konsultacijai ir yra net 2 video. Astrologinė konsultacija, santykiai, dažniausiai užduodami klausimai, astrologinis poros suderinamumas ir taip toliau. Tai jeigu remsimės džiotiša astrologija, ten yra labai senovinė, pakankamai daug autentikos, iš tiesų daug autentikos išsaugojusi Ašta Kūta sistema, kuri leidžia įvertinti poros suderinamumą. Bet negana to, mes galime nagrinėti tiek moters, tiek vyro horoskopą atskirai, tai reiktų padaryti, kad įvertintume jų duotybę santuokai. Tai yra labai svarbu,
kad abu turėtų gerus duomenis santuokai, bet ne skyrybai. Ir tam dar yra įvairios planetų jogos. Planetų jogos tai yra tokie įvairūs planetų deriniai, kurie gali būti santuokai arba nesantuokai. Ir noriu pasakyti, kad jie tikrai labai labai gerai veikia ir jau turiu pakankamai nemažai praktikos šito klausimu. Tai manau, kad nėra ko baimintis ir net jeigu kalbėti apie tolimasias planetas, tai klasikiniai džiotiša tekstai tokie kaip Brihat Parašara, Hora, Šastra, jie nemini tolimųjų planetų, aš turiu omenyje Uraną, Neptūną, Plutoną ir pilnai išsamei astrologiniai prognozijai, kuomet išaiškinamas žmogaus gyvenimo kelias, jie nėra būtini, nes ir taip tos 2 valandos skirtos konsultacijai prabėga greitai, kaip 10 minučių ir yra pakankamai daug įvairių dalykų ir aspektų, kuriuos galima aptarti. Aš visą laiką pradedu konsultaciją nuo to, ką norite sužinoti, kas jums yra svarbiausia. Visą laiką pradedu nuo to, kad negaišti laiko gyvenimo kelio skaitimui, pradedant pirmu būstu, ascendentu ir kuo mažiau filosofuoti. Tai visą laiką griebiam jauti už ragų, nes aš žinau, kad kiekvienas žmogus ateina su kažkokiu tai konkrečių klausimų, su tuo, kas jam iš tikrųjų yra svarbu. Jis neteina šiaip sau tiesiog iš smalsumo, tai yra labai reti atvejai pasižiūrėti kažką tai apie save, pasiklausyti kažko tai apie save, bet įprastai žmonės ateina su labai konkrečiais dalykais, tik tai ne visi tai pasako, ne visi turi tai drąsos pasakyti, kai kurie baiminasi, kad išgirs kažką tai tokio neigiamo, negatyvaus, arba jau turi tokią patirtį. Aš noriu pasakyti, kad sapnoji, čia astrologų vieta yra tai, kad nemaža dalis jų patys yra pakankamai sudėtingi, niūrus ir viską pateikia gana sudėtingai, kai galima tai padaryti gana paprastai. Ir aš pati mėgstu konkretumą ir visą laiką sakau, nesvarbu kokia situacija, žiūrim, ką turim ir kuriam strategiją. Kad ir kaip blogai, mes visada galime sukurti strategiją, ką su tuo daryti, kaip toliau su tuo dirbti, turint omeny, ko galima tikėtis ir mes galime pamodeliuoti tikrovę, pamodeliuoti ateitį, kokie galimi variantai ir tada žmogus žino, kaip jam elgtis, kaip orientuotis, jeigu būtų tai tada darytų tai ir taip toliau. Ir tokia viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko aš nenorėjau profesionaliai dirbti su astrologija, yra tai, kad aš mačiau per daug abstraktumo. Tiesiog tokios prognozės kaip štai sausio mėnesį prasidės negrįžtami pokyčiai pasaulyje. Tai aš noriu pasakyti, kad kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną pasaulyje vyksta negrįžtami pokyčiai. Kad astrologija yra pakankamai daug abstraktumo ir kodėl aš pati atėjau šitą kelią, kas mane atvedė, tai tiesiog labai konkretus gyvenimiški klausimai, kurie man nedavė ramybės ir niekur kitur nepavyko gauti atsakymų, tik astrologijos dėka atėjo suvokimas. Tai kartais dar ir reikia drąsos turėti pripažinti tam tikrus dalykus, nes mes kenčiame dėl to, kad mes nenorime priimti tikrovės tokia, kokia yra, mes norime, kad ji būtų kitokia, o ji kaip tyčia nėra kitokia ir dėl to mes kenčiame ir jaučiame labai stiprų nepasitenkinimą savim ir savo gyvenimu. Ir tada čia prasideda destrukcija, čia prasideda ligos. Tai dėl to aš esu už tai, kad mes gerai išsiaiškintume savo gyvenimo kelią, suprastume, apie ką yra mūsų gyvenimo kelias, kad mes suvoktume tikrovę, gebėtume ją priimti tą tikrovę ir tada, kai mes galim priimti tikrovę, tada mes imamės kurti ateities, nes kartais reikia tiesiog labai nuoširdžiai, atvirai ir sąžiningai peržiūrėti save, savo gyvenimą, pripažinti savo daug įvairių dalykų nepatogių, kurių mes nenorim pripažinti, bet jeigu tai padarom, tuomet galime imtis naujų, dar neatrastų dalykų
galime tobulėti ir padaryti didelį šuolį į priekį ir daug ką savo gyvenimo kely labai sušvelninti ar iš esmės net koreguoti ir, ir tiesiog susitelkti į savo stipresias vietas ir jas vystyti dar stipriau ir šiek tiek pašlifuoti savo silpnasias vietas ir puiku, tada turėsime gyvenimo kelią, kuris neprimins kažkokio tai kančios kelio ir gyvensime darniai ir harmoningai pagal savo prigimtį. O tada, kada gyvename pagal savo prigimtį, mes jaučiamės gerai, nes esame savo rogėse. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad esate kartu. Ačiū, kad ateinate į konsultacijas. Jūsų dėka aš vystausi, tobulėju ir augu. Ir mano akiratis plečiasi. Iki.